Žvejo žinias pristato meškeriojimo nuotykių klubas Lucky Fishman ir Lietuvos sportinės žūklės federacija. Praktika rodo, kad labai sunku nuspėti, kokie masalai, tiksliau kokios spalvos masalai, bus sėkmingi tą ar kitą dieną velkiaujant jūroje. Informacija, kurie keičiasi spiningininkai velkiaujantis jūroje, rodo, kad masalų paprastai prireikia 2 ar 3 tik tai spalvų. Kodėl? Nors masalų įvairovė spalvė yra labai didelė, tačiau jų tipo nėra daug. Todėl kur kas praktiškiau yra nekaupti milžinišką įvairiausių modelių, įvairiausių tipų blizgių, voblerių ar guminukų atsargą, o pasirinkti vieną kažkokį tai jų tipą, na pavyzdžiui, kad ir Rino Extra Mag blizgės, ir sukomplektuoti jų tam tikrą spalvinę gamą iš įvairių dydžių ir įvairių spalvų blizgių. Tada bus daug lengviau parinkti masalą ir suderinti velkiavimo įrangą. Na, o kaip tai padaryti, mes jums dabar ir papasakosime. Taigi šiandien kalbame apie velkiavimą jūroje. Nors mūsų meškeriotojų leksikone pastaruoju metu prigijo įmantrus užsienietiškas žodelis trollingas, tačiau lietuviškai šį būdą nuo seno vadiname velkiavimu. Nors velkė ir senas plėšriųjų žuvų gaudymo būdas, tačiau pastaruoju metu jis išgyvena techninę revoliuciją. Atsirado specialūs meškerikočiai, greitaigiai kateriai, speciali įranga, vadinama downriggeriais, nugramzdinanti masalus automatiškai į reikiamą gylį, automatiškai jį pakelianti, jeigu pasitaiko prieš masalus kliūtis. Atsirado daugybė viliokų, kuriais galima suformuoti masalų grupę, imituojančią plaukiančių žuvelių būrį. Visos šios techninės naujovės pavertė velkiavimą ir pirmiausia velkiavimą jūroje labai įdomiu ir reikalaujančių specialių žinių meškeriojimo būdu. Žinoma, dabar šie būdai ir techninės naujovės plinta jau ir vandens telkiniuose, todėl ir norime jums šiandien parodyti, kaip visi tie techniniai būdai yra naudojami praktiškai velkiavimui, gaudymui pirmiausiai lašišų, šlakių, ir žinoma menkių mūsų Baltijos priekrantėje. Ne vienerius metus domėdamasis lašišų ir šlakių gaudymui skirtais masalais, pastebėjau, jog daugiausiai velkiavimui jūroje naudojamos blizgės, bent jau mūsų priekrantėje. Nesimsiu spręsti, kas lemia šią tendenciją – veiksmingumas ar kaina. Kalbėdamas su šio meškeriojimo būdo pradininkais, dabartiniu metu sukaupusiais didžiausią velkiavimo jūroje patirtį, nekart įsitikinau, kad dauguma jų velkiavimų renkasi tas blizgės, tiksliau tos modelius, kurių veiksmingumus spėjo įsitikinti praktiškai. Tai patvirtina ir mano paties patirtis. Iš tų stebėjimų ilgainiui susiformavo tam tikras vidutinis statistinis mūsų šalies priekrantėje velkiavimui naudojamos blizgės įvaizdis. Koks? Dažniausiai naudojamos 11–15 cm siaurokos žuvelės siluetą formą primenančios blizgės. Šių masalų tanga ir kabliukai būtinai turi būti atsparios korozijai. Velkiavimui skirtos blizgės gerokai skiriasi nuo klasikiniam spiningavimui tiek vidaus vandenyse, tiek jūroje skirtų tokio tipo masalų. Jūrinės blizgės velkiavimui kaldinamos iš plono metalo skardos ir, nors ir būdamos stambios, yra pakankamai lengvos. Pavyzdžiui, 11 cm blizgė sveria 5–7 gramus, o tokio pat dydžio svaidymui skirta blizgė būtų 25–35 gramų masės. Antra, tokie masalai turi būti nukaldinti labai preciziškai, kad pasižymėtų idealiu žaismu, nedaug kintančių lėtėjant arba greitėjant masalo plukdymo tempui.
Per kelis sezonus išbandžiau įvairių gamintojų blizgės, nuo Kuosamo iki Švedo Abu Garcia modelių, bet kol atsijojau žaismu pasižyminčius, o svarbiausia tarpusavėje suderinamus modelius ir dabar apsistojau prie Rhino Extra Mag modelių, turinčių laivelio formą. Rhino Extra blizgės pasižymi ypač stabilių žaismų, o jų silueto vaizdas matyt kelia lašišoms apetitą lygiai taip pat, kaip karpiams specialūs virškinimą skatinantis papildai. Jau seniai praėjo tie laikai, kai vilkėjimui skirtos blizgės būdavo sidabro ar aukso spalvos ir daugiausiai dekoruojamos kaldintais ornamentais. Dabar vien tik mano naudojimo Rhino Extra Mag blizgių spalvinę gamą sudaro kelios dešimtis versijų. Tai ir privalumas ir trūkumas kartu. Privalumas todėl, kad galima sukaupti įvairių atspalvių tarpusavėje puikiai suderinamų blizgių rinkinį, o keblumą kelia tai, jog dažnai prieš užmetant masalą labai sunku pasirinkti kokį nors modelį, iš anksto neturint informacijos, kokių spalvų masalai buvo sėkmingiausiai pastarosiomis dienomis. Todėl jau kelintą sezoną pradėjau rūšiuoti blizgės pagal jų kibimų statistiką ir sąlyginai suskirsčiau juos pagal tokią klasifikaciją, kokią naudoju guminukams. Pirmame skyrelėje blizgės, kurių spalvos dažniausiai gerai užsirekomendavo sezono pradžioje, antroje sezono viduryje, o trečiame šaltojo sezono laiku, tinkamiausių dydžių, iš kurių dažniausiai naudoju 11,5 ir 15,5 cm dydžio masalus. Kartais lašišos ir šlakiai geriau stveria mažesnės, o kartais didesnės blizgės. Kai modeliai vientipiai, nereikia pertvarkyti vilkėjimo įrangos, pakanka tik pakeisti masalus. Dar vienas vilkėjimo jūroje naudojamų blizgių ypatumas tas, kad siekiant įvairesnių optinių efektų, jos dabar retai dekoruojamos vienspalvinimo. Dažniausiai masalų dekorą sudaro kaldintų ornamentų, spalvinimo ir 3D elementų deriniai. Didelis privalumas, kad Extra Mag blizgės galima dekoruoti specialiais lipdukais papildomai. Jie gaminami tokios pat formos kaip blizgės ir imituoja žvynelių piešinį. Tos lipdukus galima klijuoti ant vidinės įgaubtosios blizgių pusės ir padidinti optinį masalų patrauklumą. Nors blizgės savaime labai patrauklus masalai, tačiau be papildomų velkės įrangos elementų jas naudoti geriau sezono pradžioje, kai saulės šviesos daugiau ir ji giliau prasiskverbia į vandens storymę. Tikriausiai žiūrintiems šios kadrus kils teisinga mintis, kad lašišos ir šlakiai dažniausiai gaudomi palyginti nedidelėje gelmėje, kur apšviestumas dažniausiai yra pakankamas. Tad lašišos ir šlakiai dažniausiai gali beveik visada iš toli pastebėti masalą. Tačiau rudenį, ypač vėlyvą, bei žiemą dienos trukmė neilga, o ir dangus dažnai būna apniukęs, todėl pageidautina, kad masalai būtų kuo pastebesni. Tokį efektą užtikrina masalų virtinė. Tiesa, tokia virtinė formuojama ne iš blizgių, o iš specialių viliokų, flešerių, flesher angliškai, kurie plukdomi sukinkyti su blizgėmis poromis. Flešeriai būna įvairių formų.
slidės, žuvelės, trapecijos, stačiakampio. Tarp mūsų meškeriotojų, kurie velkiauja Baltijos priekrantėje, populiariausias stačiakampio formos flešeriai. Matyt, tai paremta, jų praktiniais stebėjimais ir to, kad tai pavyksta sėkmingiausiai velkiauti. O flešerių dydis kartais ir 2 kartus viršyje blizgės parametrus. Tad suprantama, kad jie daug pastebimesni nei pagrindinis masalas. Kaip atrodo, pavyzdžiui, toks kinkinys. Flešeris tvirtinamas prie pagrindinio valo, o prie jo specialių pasaitėlių geriausiai tinka 0,35–0,50 mm skersmens fluorokarbonas prisegama blizgė. Pasaitėlio ilgis nuo 1 iki 3 metrų. Optimaliausias mano nuomonė vidurkis tai yra toks 1,20 m, 1,50 m. Flešeriai, priklausomai nuo konstrukcijos, sukasi aplink savo ašį arba vinguriuoja, bet kuriuo atveju efektas maždaug tas pats. 3D atšvaitais dekoruotas viliokas siunčia į šalis toli matomus blyksnius, kurie apniukusių orų padeda patraukti lašišų ir šlakių dėmesį, nes primena plaukiančių žuvelių blikčiojimą. Antra, pagrindinis masalas blizgė juda žymiai platesnė trajektorija ir aktyviau vartosi. Tačiau svarbiausia yra stiprus virpesiai, kurios flešeris spinduliuoja į aplinką. Teigiama, kad jie primena virpesius sukeliamus praplaukiančių strimelių. Papildomų vizualinių viliokų, kuriais yra flešeriai, spalvos derinamos su blizgių spalvomis. Viliokų privalumas dar ir tas, kad žuvims prastai reaguojant į blizgės, naudojant flešerius galima plukdyti guminukus ir stambes museles. Tokie kinkiniai, kaip ir blizgės, gramzdinamos downrigger ir paravan bei deep diver tipo nardikliais bei specialiais gramzdais, veriamais ant valo.
Nepaslaptis, kad sėkmingo ir kartu komfortiško spiningavimo laidas yra geras valas, kuris nesigarankščioja, kuris yra atsparus trinčiai ir kuris atlaiko pakankamai didelės apkrovas. Šiandien mes norime jums parodyti keletą valų, kuriuos rekomenduotume naudoti šį rudenį spiningaujant, ypač per lašišų sezoną, kai iškimba stambios žuvis, o norisi spininguoti plonų valų. Šitoks 0,14 mm pintas valas Corastrong kormorano kompanijos yra vienas iš tokių, sakykime, praktiškai ekonominių variantų spininguoti upėje. Galima jį, žinoma, naudoti ir jūroje, bet patartina vis dėlto labiau naudoti jį ten, kur jūs masalą užmetate to klasikiniu būdu, tiesiog iš rankos. Valas yra 8 gyslės, kitaip tariant, supintas iš 8 mikrogijų, kurios yra suformuotos iš mikroplošto, todėl jisai yra labai apvalus, jo skersmuo yra labai apvalus, praktiškai nesiskiria nuo vienagyslio valo, tradicinio, kurį mes įpratę vadinti monofilamento vardu, lietuviškai reikėtų sakyti, vienagyslis valas. Taigi šį valą rekomenduojam naudoti lašišų žūklei. Prie tokių valų taip pat yra priskirtinas ir Daiwa Megaforce valas, supakuotas į tokias labai patogias pakotės po 150 metrų, vadinasi, vienu tokiu valu jūs užpildysite, sakysim, vidutinio dydžio, maždaug 3000 žymeklių žymimos ritės būgnelį, nereikės pavynioti papačią, jokio papildomo, kaip įprasta sakyti, seno valo, turėsite visą laiką nagyslį valą. Valas yra labai tvirtas, šio 0,25 mm valo apkrova yra 5,7 kg. Tiek, manau, kad turint šiuolaikinę ritę, visiškai pakanka ištraukti, trigubai didesnę žuvį. O tiems, kurie išsiruoš vilkiauti jūrą, vokiečių kompanija Okert pristatė Climax Max Mono valą 300 metrų pakuotėse, puikus, trinčiai atsparus, ir savaime suprantama, sūriame vandenyje gerai besijaučiantis valas, skirtas vilkiavimui. Jį galima naudoti ir kaip pagrindinį valą, galima daryti iš jo montažo pavadėlius, kada vilkiaujame, žinot, kad reikia įvairių pavadėlių, kurie yra segami prie nardiklių, panardinančių blizges, voblerius į reikiamą gelmę. Taigi, įsigiję tokio valo ritinėlį, jūs visada turėsit vieną paruoštą vilkiavimui spiningą. Kaip žinote, tiek vilkiavimo, tiek spiningavimo įranga turi būti patikima. Bent jau tam atvejui, jeigu užkips stambus laimikis. O ir, kas žinoma, tam atvejui, jeigu masalą netyčia įseksite į kerplėšą, į kažkokią tai kliūtį. Ir jį reikės bandyti išlaisvinti. Prastas segtukas gali jums kainuoti masalą. Ir žinoma, gerą laimikį. Todėl rekomenduojama naudoti labai patikimų gamintojų. Jeigu jūs ruošiatės vilkiauti jūroje, patikimų gamintojų, tokių kaip Daiwa, segtukus. Šitai segtukai yra labai funkcionalūs, tvirti, nerūdyjantis. Be to, jų forma yra tokia, kad užtikrina labai laisvą masalo judėjimą. Praktiškai nevaržo jo judesių. Vadinasi, ir masalo žaismas tikrai nebus pažeistas.
Mėly spinigininkai, kad ir kokie būtų aštrus kabliukai, anksčiau ar vėliau jie atšimpa. Galąsti kabliukus pačiam yra gana sudėtingas dalykas. Be to, tai daryti reikia ne meškeriojimo metu, ne prie vandens ar išplaukus į jūrą vilkiauti, o tada, kai jūs esat namie prie savo darbastalio, ten galima pasikrapštinėti, turint gerą dildę, gerą galastuvėlį. O tais atvejais, kada jaučiate, jog kabliukas yra atšipęs, patartina turėti atsarginių trišakį. Savaime suprantama, kad trišakis irgi turi būti patikimas. Kuo jisai geresnis, kuo aštresnis, tuo jisai ilgiau jums tarnaus. Daiva, gamindama dabar ne tik tai rites, ne tik tai puikius meškerykočius, bet ir pradėjusi tiekti rinką puikius spiningo masalus, kartu su jais siūlo įsigyti tiem masalam skirtų atsarginių trišakių kabliukų. Štai tokių kabliukų komplektėlį turėdamas kišenėje, jūs visada vietoje šukliai galėsite, paėmęs į rankas meškeriotojo replės, pakeisti atšipusį trišakį ir vėl gaudyti taip, lyg su absoliučiai naujų masalų. Dar keletą žodžių apie velkiavimo jūroje ypatumus. Jūs žinote, kad delės po kojomis tai netvirtas upės ar ežero krantas, tai paviršius, kuris svyruoja. O jeigu pradeda lynoti lietutis, tas paviršius tampa dar ir slidžiu. Todėl savaime suprantama, kad tradiciniai brydbačiai, botai liaudiškai tariant, išvykai velkiauti jūrą netinka. Netinka ir avalynė, kuri peršlampa, netinka avalynė, kuri yra sunki, nepatogi ir savaime suprantama nefunkcionaliai. Vis tiek turėkit galvoj, kad visą dieną reikės praleisti ant kojų, prisėsti įmanoma, bet vis tiek pasirodo, kad didžiąją dalį laiko tenka aktyviai darbuotis, keičiant masalus, užmetant juos, atliekant įvairias manipulacijas. Žodžiu, nėra kada snausti. Todėl reikalinga patogi avalynė. Turbūt šiandien kol kas neturim geresnio varianto negu avalynė, kuri yra žymima Gore-Tex ženklu. Aš čia rankose turiu prancūzišką Šamo modelį. Tai, sakykime, tokie jau prabangus batai, rankų darbo avalynė. Gaminama yra Prancūzijoje, ne kažkur tai tolimuose trečiose šalise, o tai reiškia, kad šis batas yra originalus. Kuo jie ypatingi? Jie neperšlampa, jie lengvi, koja juose jaučiasi, kaip pataluose, todėl kad vidus yra anatominis, specialus vidpadis įdėtas, geras auliukas, prilaikantis čiurną. Ir dar vienas didžiulis šitų batų privalumas, tai padai. Kaip matot, yra šitas ženkliukas, garsių vibram tipo padų. Tai reiškia, kad garantuojamas maksimalus sukibimas su slidžiais paviršiais. Vadinasi, jūs niekad nepaslysit, galėsite saugiai vaikščioti deniu ir savaime suprantama, kad jūs visą dieną praleisite komfortiškai. O kai vakare jos nusiausite, pamatysite, kad koja sausa, žinoma, jeigu jūs avėsite dar ir tinkamas kojines. Koja nepavargusi taip, kaip pavargtų kažkokio kitoje avalynėje nefunkcionalioj. Ir tada suprasite, kad praleisdami labai didelį laiko dalį, savo gyvenimo dalį, meškeriodami, turime avėti vis dėlto gerus batus, negailėti savo geros aprangos, nes juk mums visiems tai yra šventė. Į šventę negi kažkas tai eina apsirengęs ar apsiavęs prastais batais.